Let's Invest. Uždirba žmonės, o ne bankai. Kaip atrodo Lietuvos žemės ūkis? Pirmą kartą istorijoje iš tikrųjų Lietuvos pieno gamyba yra mažesnė negu pusė Baltijos šalių. Mano nuomonė, esam tikrai kietesni, nors kaimynai nesnaudžia. O kaip jūs viduj įmoniai savo investicijas planuojat? Tų gamyklų statom 3 per vienus metus, ta prasme, siaubas gamykla sriubų, makaronų gamykla, pradėjom statybas dar vienos gamyklos, džiūvėsėlių vadinamų. Per vienus metus darom 3 didelės investicijas. Turiu apie 15 hektarų, žinau, čia labai mažai. Norėjusi turėti nors truputį lietuviškos žemės. Ar yra čia dar apskritai vietos? Be abejo yra. Yra ir bus. Ūkis iš tikrųjų yra lygų verslui. Tik tai ūkininko ūkis verslas toks kiaurą parą. Tai mes 2/3, sakykime, nuomojamės ir dauguma ūkių didesnių taip daro, nes labai mažai ūkių turi visą savo žemę. Taip nebūna. Teoriškai aš galiu dar išnuomoti. Žemė tik brangsta. Tai pakilo, sakykime, 20 kartų. Labai daug. O jeigu aš pasistatyčiau elevatorių, irgi galėčiau atskirai kažkur savo tam regione. Galėtumėt arba galėtumėt auginti nepasistačius elevatorių, tiesiog užauginti ir mums atvežti. Sveiki, čia Indrė Kavaliauskaitė ir mano tinklalaidė 35 į pensiją, kurią remia investavimo į išskirtinius nekilnojamo turto objektus platforma Let's Invest. Let's Invest. Uždirba žmonės, o ne bankai. Tai aš labai džiaugiuosi dėl šiandienos temos, mūsų tema apie investicijas į žemės ūkį ir labai didžiuojos mūsų svečiu, Andrium Pranskevičium. Buvusios akcinės bendrovės Linas Agro Group, dabar jau žinomos kaip Akola Group, generalinio direktoriaus pavaduotojas, valdybos pirmininko pavaduotojas, 4 Latvijoje veikiančių paukštininkystės įmonių vadovas, bei kuruojat veiklą Akola Group valdomose žemės ūkio bendrovėse. Čia pakankamai ar dar yra daugiau? Dar Kauno Grūdai. Dar Kauno Grūdų vadovas. Svarbiausias. Svarbiausias ir paskutinis. Didžiausia grupės investicija. Irgi įvykusi prieš 3 metus. Tai sakykime, Kauno Grūduose aš esu generalinis direktorius ir jau darau, kaip mes sakom, tą execution darbą, tą tikrai kasdieninį. Latvijos paukštynuose, Lietuvos paukštynuose esu aktyvus valdybos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, žodžiu, daugiau valdybos jau lygmenį darbuojasi, žemės ūkio bendrovių taip pat valdybos lygmenį. Tai pas mane truputį toks yra pasiskirstimas intensyvumo darbo. Dabar intensyviausia Kauno Grūduose ir Kaune. Dėl Kauno Grūdų jūs ir pakviečiau labiausiai. Gerai. Ir tai pradėkime ir nuo to, kaip atrodo Lietuvos žemės ūkis ir ar mes esam kietesni kietesni už kaimynus, ar turim kažkur pasitempt. Kur šiandien esam? Trumpas atsakymas taip. Mano nuomonė, esam tikrai kietesni, nors kaimynai nesnaudžia ir mūsų artimiausi kaimynai Latvija, Lietuva, tam pirminiam žemės ūkyje, tai jie tikrai turi strategijas žemės ūkio, ko kartais mums Lietuvoje pritrūksta. Ir kryptingai vysto tam tikras ūkio sritis, kurios, jiems atrodo perspektyvios, sakykime. Pavyzdžiui, pieno. Pieno gamyba, pieno perdirbimas, čia turbūt teko matyti ir mūsų klausytojams paskutiniu metu buvo keli straipsniai ir apžvalgos, kad pirmą kartą istorijoje iš tikrųjų Lietuvos pieno gamyba yra mažesnė negu pusė Baltijos šalių pieno gamybos, kas visada būtų priešingai. Lietuva gamino daugiau pieno už likusias valstybių, už Latviją, Estiją, ar ne, o dabar jau atvirkščiai, jau jos kartu gamina daugiau už mus. Ir Latvijoje didėja pieno gamyba, ir Estijoje didėja, ir Lenkijoje didėja, o Lietuvoje šiek tiek mažėja. Tai čia tas yra, kaip pasakyti, tokia tendencija paskutinių tiesiog metų, 2-3. Nors kol kas iki šiol, aišku, pieno perdirbimo sektorius, pieno gamybos sektorius Lietuvoje yra didžiausias, jis yra ir įmonių daugiausiai yra skaičiumi ir kokybiškos labai mūsų tos įmonės pieno perdirbimo, ir augintojai labai kokybiški, bet tas mažų ūkių išėjimas jisai tikrai vyksta, jis jaučiasi, o stambus ūkiai nestambė taip greit kaip galėtų, ir čia atsiranda tas strategijos buvimas arba nebuvimas.
nes yra iš tikrųjų nuo šalies labai daug priklauso, kad ir tie patys ribojimai, tiesioginių išmokų ar tenai paraminių išmokų stambesniem ūkiam, vienose šalyse jie yra, tie ribojimai, kitose nėra, vienokie, kitokie. Tai vat Lietuvoje iš tikrųjų tas didesnis yra ribojimas labiau, sakykime, negu kitose šalyse. Tai irgi atsiliepia į tą vystymąsi. Tai tas pienas, jeigu taip atskirai paėmus, jisai yra tikrai labai neblogai ir, kaip žinot, ir mūsų perdirbėjai tikrai yra eksportuojančios kompanijos. Ir Rokiškio sūris, ir pieno žvaigždės, ir Žemaitijos pienas, ir netgi pienas LT. Prasme, visos jos tikrai yra Vilkiškių grupė visa, Vilvė. Tai tikrai yra labai puikios įmonės, turbūt daugiau negu pusė produkcijos eksportuoja. O eksportas yra pagrindinis visai maisto pramoniai pagrindinis įrankis veiksmas, kaip augti, nes vidinės mūsų šalis yra mažos, rinkos mažos, gyventojų kol kas nedaugėja dėja. Tai vienintelė kryptis, kur galim augti, yra eksportas. Tai pienas pats sektorius geras ir stiprus, tik tai jisai sustojo, kaip pasakyti, vystytis, o kitose šalyse tikrai vystosi. Ir tikrai, mes kiek skaito, matom, mes irgi esam pieno gamintojai tame tarpe, kaip grupė, turbūt esam trejetukė didžiausių pieno gamintojų Lietuvoje. Tai kiek matoma užvalgų, tai daug kas prognozuoja, kad vakarų Europoje ta pieno pati gamyba šiek tiek mažės ir slinksis į rytų, į šiaurės Europą, vadinkim. Tai mes tenai. Mes to šiaurės Europoje ir esam. Ir čia kaip ir ta pieno gamyba vystytis tikrai turi daug potencialo. Sakėt, kad kaimynai brėžia planus, Taip. Planuoja daug į priekį žiūri. O kaip jūs viduje įmoniai savo investicijas planuojat? Ar jos, tarkim, auga įvykęs pirkimas gamyklos? Ar tai labai paskaičiuota? Kiek į priekį metų bandote nubrėžti, pažiūrėti ir kur tas sėkmės modelis? Šiaip bendrąja prasme turim 3 laikotarpius, 10 metų, bet 10 metų, aišku, šiais laikais labai sudėtingas planuoti. Tai yra tiesiog toks daugiau kryptis vizija, tai turim ir Kauno Grūduose po įsigijimo. Pirmų dalykų, ką padarėm per pirmą pusmetį, tai pasidarėm 10 metų. Tokį planą, finansinį irgi planą, skaičiuodami tas investicijas, kurias tada žinojom, kurias planavom, kurias galvojom. Aišku, daug detalesnis jau yra 5 metų planas. Čia visoje grupėje mes turim 5 metų planą kiekvienos veiklos. O pats detaliausias yra sekančių metų planas. Tai taip, sakykime, sekančių metų planas yra pats svarbiausias ir jisai tikrai taktiškai svarbiausias. O 5 metų planas irgi labai svarbus, nes ten pakliūna tos investicijas, kurioms reikia pradėti ruošti šiandien. Kam jau ruošiatės šiandien? Tai šiandien esam tokiam aktyviam įgyvendinime investicijų, kurioms ruošiamės pernai. Sakykim taip, kad ir Kauno Grūduose, tai šiuo metu mes statome arba esam ką tik įsigiję 3 gamyklas. Vienu metu, per vienus finansinius metus. Mūsų finansiniai metai Liepa, tai jie tuoj baigsis. Mūsų metai į pabaigą Liepos mėnesį pasibaigs, Liepos 1. Tai mes šiais metais finansiniais įsigijom Augos gamyklą sriubų ir košių ir padažų Širvintose. Naujas pirkinys, visiškai nauja prekė mums, labai įdomi, labai tokia ir daug perspektyvų turinti, ir aišku iššūkių, kaip ir kiekvienas verslas, labai stipriai į eksporto orientuota prekė. Toliau statome gamyklos didelį išplėtimą Alytuje, tai ten makaronų gamykla ir ten 32 milijonų eurų investicija, tikrai didelė ir tas vyksta šiuo metu. Turim pabaigti statybas Liepos irgi tą patį mėnesį ir planuojam pradėti gaminti jau ruteniop. Ir pradėjom statybas Kėdainiuose dar vienos gamyklos, tokių džiūvėsėlių vadinamų, coating systems, džiūvėsėlių, kurie naudojami maisto pramoniai. Labai įdomi irgi prekė, labai eksportinė prekė, kurią mes vienintelė kol kas mokam eksportuoti į Lenkiją. Nors Lenkai pasigamina pigiausiai ir ten tikrai nežinau daug prekių apskritai lietuviškų, bet kokių, kurias parduoti galima į Lenkiją. Tai šitą prekę mes parduodam, nes Lenkai visgi nesugeba pasigaminti ir mes, dar vieną gamyklą statom Kėdainiuose. Tos prekės vieną turim Kaune, jį pilnai apkrauta, dirba 4 pamainom, nesustoja. Tai per vienus metus darom 3 didelės investicijas. Tai tokia didelis iššūkis.
prieš tai skaičiuojant Excel'yje ir planuojant, atrodė daug paprasčiau viskas ir atrodo, kai tu tik tai teoriškai apie tai kalbi, tai viskas ir vyks greit, o visada atsiranda tų unknowns, nežinomųjų, kurie keičia daugą. Laiką, kainą, samatas, dėrybas, reikalauja daug papildomų dalykų. Rinkos supratimas ateina daug gilesnis, daug detalesnis, kai pradedam dirbti. Sriubas, sakykime, jos eksportuojasi ir į Jungtinės Amerikos valstijas, Japoniją, tokia šalis, kurių mes niekada eksporto neturėjom. Labai nedaug parsiduodavo Europoje, o mes Kauno Grūdai labai daug Europoje parduodam kitų produktų. Dirbam su didžiausiais supermarketais Europoje, visose beveik šalyse. Tai ten irgi labai daug, kaip pasakyti, ir įdomumų, bet ir sudėtingumų tuo pačiu. Nes norim įeiti į Europą su ta preke, su nauja visiškai pakuotė, kurios nėra šiai dienai beveik Europoje. Sriubas Europoje žmonės perka skirtingose šalyse pagal skirtingas tradicijas. Britai metalinėse Campbell Soups tuose skardinėse, tokias skardinės ten jau 100 metų gal. Tokias ir vežat? Mes ne, mūsų pakuotė yra tokia moderni pakuotė, o ten jie perka ir jie įpratę. Pietų šalis, Ispanija, Italija perka sriubas tetrapakose, pavyzdžiui. Ir ten kitaip niekas neįsivaizduoja, nes ten 10 jie tai perka. Ten Prancūzijai stiklinėse pakuotėse kartais ar Vokietijai, tai yra tradicinės labai pakuotės, o mes tikimės, kad visa rinka pasisuks į tas naujasias pakuotės, kurios yra perdirbamos ir daug paprastesnės, daug, kaip pasakyti, ir emisijų mažiau be abejo gaminančias, nes metalas yra metalas, stiklas yra stiklas ir pagaminti ir perdirbti yra neįtikėtinos energetinės sąnaudos. Tai tie posūkiai rinkoje ne visada greitai vyksta, tai irgi sukelia tam tikrų sudėtingumų. Žodžiu, planavimas jisai yra, realus gyvenimas jis irgi yra. Kaip daug kas sako ir mes irgi tą matom, kad beveik kiekvienas planas, kuris susideria su realiu gyvenimu, turi keistis, nes natūraliai atsiranda korektyvas tokio. Man labai smagu klausyti ir girdėti, kada čia... Šiaip nelietuviškas gal turėtų būti bruožas, bet tikiuosi, kad visi taip pat žiūrintis irgi galvoja, kai jums sekasi, Lietuvai gerai sekasi, kai Kauno Grūdam gerai sekasi, ūkininkam gerai. Taip. Ir kiek Kauno Grūdai yra priklausomi nuo Lietuvos ūkininkų? Tai Kauno Grūdai iš esmės visą žaliavą miltams ar miltiniams gaminiams perka iš Lietuvos. Tai ta prasme Lietuvoje užauginti grūdai. Ir pašarams, nes Kauno Grūdai turi dvi, sakykime, tokias didelės verslo sritis, yra maistiniai ir nemaistiniai produktai. Tai nemaistiniai yra pašarai ir pašarai šuniukam, kačiukam. Tai nemaistiniuose irgi absoliučiai didžiąją dalį grūdų mes perkam Lietuvoje, šiek tiek galbūt latviškų, bet irgi netiek daug. Kai kurių grūdų, kaip, sakykime, kukurūzų, kurių Lietuvoje neužsiaugina pakankamai, atsivežam iš Ukrainos. Ir viskas, ta prasme, tai čia didžiąją dalimi absoliučiai perkam iš vietinių augintojų, gal ne tiek tiesiogiai, nors ir tiesiogiai, bet ir iš įmonių, kurios superka, iš elevatorių grūdų, kurios jau superka iš ūkininkų ir tie lietuviškai grūdai ateina pas mus. Grūdų iš toliau nėra prasmės nei vežtis, nei apsimoka, kadangi Lietuva, tai čia tikrai mes esam labai stiprus, užsiaugina kelis kartus daugiau kviečių, pavyzdžiui, negu sunaudoja. Tai čia ir gal noriu, kadangi laida yra vis tiek žmonėm, kurie irgi galvoja, kur investuoti, ką pirkti ir vieni galvoja, ten nusiperka butus, juos nuomoja, kiti kitur investuoja, startupai, čia įvairių temų turėjom, bet man tai yra vienintelė investicija kol kas, kurią aš esu padariusi. Bendroj sumoj turiu apie 15 hektarų, žinau, čia labai mažai, bet tai yra žemės ūkio paskirties daugiausia žemė, truputį miškų, beveik viskas prie tvenkinių, prie vandens. Ir mano toks vidinis buvo, kodėl aš tai pirkau, tai nelabai daug galvodama, kas ten turi būti, bet man atrodė, kad žemės pasaulyje daugiau nebus ir viduj, jeigu kažkur pasidėti pinigus, norėjosi turėti nors truputį lietuviškos žemės. Ir dabar, gal ir mūsų klausantis žmonės, o gal, nežinau, mes galim patarti ūkininkam, kurie turi didžiulius ūkius. Ar dar yra vietos įlysti į šitą visą, nežinau, jūsų tinklą, kad turėdami, nežinau, ar dabar pradėti ūkius,
ūkininkauti, ar geriau nusipirkus investavusi tokią žemę ją išnuomoti, gal jūs ją nuomojatės. Ką patartumėt žmonėm, kurie nori investuoti į žemės ūkį? Ar yra čia dar apskritai vietos? Be abejo yra. Yra ir bus. Jeigu kalbėtų apie aktyvų investavimą, tai ta prasme tą pačią jų tiesiog į žemės ūkio veiklą, tai labai daug vyksta pokyčių nuolat. Ta prasme ir senesnė, vyresnės kartos ūkininkai išeina iš verslo natūraliai į pensiją, ilsėtis, ateina nauji, jauni, tai arba jų vaikai, arba visai. Žmonės, sakykime, atsikelia iš miestų ir kūrė ūkius, arba perka esančius, žodžiu, arba gaivina senelių turėtas sodybas. Tikrai žinau aibės pavyzdžių, kur vat, ir tokie dalykai vyksta ir žmonės džiaugiasi, važiuoja iš Vilniaus, iš Panevėžio, mūsų gimtojo, atgal į kaimus ir tiesiog gyvena. Tuo pačiu keisdami, ne tik investuodami, bet ir keisdami be abejo gyvenimo būdą. Vat. Tai čia aktyvus investavimas, jis yra, aišku, toks kaip verslas, ar ne? Ir tai ūkis iš tikrųjų yra lygų verslui. Ir čia tik tai ūkininko ūkis, verslas toks kiaurą parą, nes nėra valandų, darbo valandų, nėra savaitgalį, nieko nėra. Bet čia bet kuris darbas, jeigu nori, kad sektųsi, ar pas jūs yra kokie nors savaitgalį. Šiandien kalbam penktadienį, ar bus tikrai tas savaitgalis? Stenkimės, kad būtų. Ne, reikia stengtis, kad būtų. Ir aišku, ir ūkininkai ir pakeliauja, viską jie ten turi, bet tik tai tiek, kad ūkininkai labai gamta diktuoja. Ir jeigu sakykime, dabar vyksta sėja, turbūt jau baigėsi sėja, tai jeigu tą dieną nelyja ir galima sėti, tai jisai sės tiek, kiek akis bus atsimerkusios, nes lygiai taip pat, kai yra javapjūtė. Javapjūtė yra kelios tenai dienos ar savaitė, kuri maitina visus metus praktiškai. Tai jeigu, sakykime, orai leidžia, tas orų langas atsidaro, tai tada jau reikia maksimaliai kiek išeina, nes jeigu pradės lyti, gali būti, kad ir nesustos. Ir kai tu esi toj gamtos tokioj priklausomybėj, tai natūraliai tu tada neskaičiuoji. Kitas dalykas, jeigu ūkis yra mišrus, jis turi pieną, sakykime, ar ne, pieno ūkius, tai tada vėlgi karvė turi būti melžiama ten 3 kartus per dieną arba 2 kartus per dieną ir ne kitaip. Tu jos negali palikti savaitgalį, negali palikti, net mano močiutė, aš vasaras praleisdavau kaime, tai jeigu jau labai retai išvažiuodavo iš sodybos, tai būdavo kaimynai. Kad pamelštų, tardavosi su kaimynėm, kad pamelštų tą karvutę vakare, nes reikia išvažiuoti. O taip šiaip labai retai. Tai ta gera, teigiama priklausomybė, čia toksai labai fainas dalykas, gamta ir visa kita, bet jis yra. O jeigu kalbėti apie pasyvų investavimą, tokį grinai investavimą, ne, kaip verslą, tai kaip jūs paminėjot, žemė, tai tikrai labai įdomus investavimo, sakykime, toksai objektas. Mes dirbam 20 000 hektarų žemės, bet didžią dalį nuomojamės. Ir didžią dalį Jūsų yra? Mūsų yra nepilnėt 5 000, ten 4 000 su trupučiu. Tai mes 2/3, sakykime, nuomojamės ir dauguma ūkių didesnių taip daro, nes labai mažai ūkių turi visą savo žemę, taip nebūna. Tai teoriškai aš galiu dar išnuomot kažkam, taip, kas šalia. Visiškai kas šalia, būtent čia fizinis atstumas labai lemia. Ir žemės jūs labai teisingai pasakėt, žemės jos nedaugėja ir čia yra pagrindinis dalykas, žemė tik brangsta, kol kas ir apskritai. Prieš tai pradėjom kalbėti apie žemės kainą, tai dar tą pavyzdį su kai mes pradėjome investuoti žemės tą ūkio veiklą pirminę, tai buvo labai senai, dar buvo litai ir stipriai litai, dar buvo litai nesenai įvesti, sakykime, buvo turbūt 98-9 metai ir aš pats pamenu, kai mes buvom priversti pirkti žemės, hektarus, už hektarą mokant 600 litų, kas dabar būtų apie 150 eurų. Geruose rajonuose, ten Joniškis ar šitas, sakykime, Kėdainių rajonas ar Panevėžio tas pats, neįtikėtinai buvo, neįtikėtinos kainos, bet niekas nežinojo, kas bus toliau. Nebuvo net Europos dar. Ir mes tada pirkom tiesiog gindamėsi ten nuo spekuliantų, nuo tokių, ten tais laikais daug vyko tokių ir nelabai gerų dalykų tam žemės ūkyje ir mes į bendrovės pradėjom investuoti tik dėl to, kad ten turėdavom prekinius kreditus
ir tos bendrovės visada rizikuodavo būti nupirktos kažkokių tai negeriečių. Tai mes, kaip pasakyti, gindami savo prekinius kreditus tas bendrovės ir įsigydavom. Ir tuo pačiu, aišku, kai jau įsigyji bendrovė, jo atsiranda ir žemės klausimas. O paminėjot geruose rajonuose, pagal ką jūs... Lietuvoje ir visuose turbūt šalyse, bet Lietuvoje yra derlingų žemių juosta, kurie eina nuo šiaurės Lietuvos iki pietų ir ji yra Joniškis, prasideda nuo Joniškio, taip truputį pasisuka, Šiauliai, Radviliškis, Panevėžys, Kėdainiai, Kaunas ir ten nuvinguriuoja į Marijampolę, Šakiai Marijampolę. Tai žodžiu, tokia yra čia yra pati derlingiausia žemė Lietuvoje. Ji paskui įeina į Latviją, Latvijos analogiškai tenai yra, sakykime, juosta, kuri yra derlinga, kiti pakraščiai nelabai. Kaip ir jūs patys matot, turbūt yra, sakykime, Vilniaus rajone tikrai to žemės ūkio nedaug. Ir ta žemė visai kitokia, daugiau smėlio, aišku, ir kalniukai, kalvotos jos tokios, nelygios, žodžiu. O kad ir Kėdainių rajone, tai ten yra laukai, masyvai, vienas masyvas gali būti ir 250 hektarų, ir 300 hektarų, tiesiog didžiuliai masyvai, labai derlingos žemės. Tai čia truputį skiriasi. Tai ten jau viskas užimta. Ne, ten kiekvieną dieną kažkas kažką perka, kažkas kažką parduoda. Tai mes, pabaigiant apie tas kainas, kokios buvo, tai mes vienais metais, dar nebūdami Europos Sąjungoje, tai Europos Sąjunga 2004, tai turbūt buvo kokie 2002 metai, mes pabandėm atsisakyti savo klausimą kaip įmonė, o kaip mes galvojam, iš tikrųjų, valingai ta žemė yra gera investicija ar bloga, ir geras objektas ar ne, ir kad išgirsti trečią nuomonę, mes pasisamdėm žinomus tada labai, ir šiandien dienai žinomus labai konsultantus Lietuvos, tokie labai patyrę, profesionalus žmonės, ir jie mums padarė tyrimą ir pasakė savo nuomonę, kaip jiems atrodo, kad kaip su ta žemės kaina bus ir mes tada, kaip sakant, patikėję, kad ir kitiems žmonėms atrodo, kad ta kaina tikrai gali tik didėti, nes jiems irgi taip atrodo, tai mes tada pradėjom drąsiau investuoti ir drąsiau pirkti ir tai tada jų buvo tokia išvada, pamenu, kad daug labai nežinomų buvo su Europos Sąjunga, tada buvo prasidėjus Apardo tokia programa prieš stojimo į Europos Sąjungą, euro jokio nebuvo. Ir dar daug žmonių galvoja Lietuvoje, kad į Europos Sąjungą niekas neprims čia mūsų. Prasme, ten net mūsų įmonės viduj buvo daug vadovų, kurie sakė, tikrai to nebus. Čia šiaip, ta prasme, kažkoks marketinginis triukas. Tai tada jų išvada buvo, kad tiek, kiek kainuoja litais, mes tikimės, kad kainuos eurais. Ta prasme, jie tikėjosi, kad ir, taip lygindami su šalimis, ten buvo didelė analizė padaryta. Buvo lyginama su Skandinavijos šalių žemės ūkio paskirties žemė, su Lenkijos, centrinės Europos, su Olandijos, Danijos, ten netgi, ten labai aukštos kainos žemės, tada buvo šiandien dar aukštesnės. Tai jų buvo tokia išvada, kad mažiausiai 4-5 kartus turėtų ta kaina kilti, nes turėtų vienodėti su... Tai realiai ta kaina pakilo nuo to tyrimo momento, jau tada ne 600 litų kainavo ten tarp 1200, 2000 litų, toks buvo tada toks kainų skirtumas. Tai pakilo, sakykime, 20 kartų, labai daug. Investicijos labai daug. Paskui tas kilimas, aišku, mažėja po truputį. Jisai dabar taip, jis toks labai gavas, jeigu taip laikė pažiūrėti, tas užkilimas ir tas euro įvedimas, jisai labai, bet jinai nuolat brangsta. Ir brangs. Ir brangs, bet kas tai čia klausimas mano, aš neteigiu. Gali būti, sakykime, kažkokie tai rizikos prasme, tai aišku, visada yra rizikų. Visada. Tai rizikos prasme gali būti gamtiniai kažkokie dalykai, ar ne? Ir pavyzdžiui, kažkas užlies kažkur kažkaip, ar tenai, sakykime, kažkokia gali būti ekologinė nelaimė, ir to žemės gali ilgam dešimtmečiam būti nebenaudojamas. Galima kitą jau paskirtį sugalvoti, galima pradėti kažkokią rekreacinę veiklą, gali turėdamas... Čia mano gal toks požiūris, kad kodėl investavau ir pirkau žemės ūkio paskirties veterinarijos miškus, tai man atrodo, tai yra tiesiog maloniau galvot, kas juose gali būti, negu nusipirkti butą ir daryti vizualizacijas su interjero dizaineriais, kas tenai turi būti, ateit, miškas, tvenkinys. Palapinė. Palapinė. Gali būti palapinė, gal kažkokie ūkininkai atvažiuos, kažką pasės ir gal kažkam išnuomosiu. Tai čia dabar prie ko vedu, sakykim, kad turim
derlinga žemė ir dar joje pasvarstymus, ką sėti. Kokios dabar tendencijos, ko Lietuvoje yra per daug ir ko trūksta? Tai Lietuvoje, ko yra per daug ir ko trūksta, netiek svarbu. O kas svarbu? Todėl, kad, kaip ir minėjom, kaip ir kalbėjom, yra visiškai eksportinės sritis mūsų žemės ūkis. Ir tai yra labai labai gerai, tai yra didelis gėris. Ir tada gaunasi, kad paklausos pasiūlos balansas yra mažiausiai europinis. Netgi kviečių kaina Lietuvoje skaičiuojasi ne pagal pasiūlą paklausą Lietuvoje, o pagal Matyv biržą Paryžiai, kuri yra pagrindinė agro žaliavų birža Europoje. Amerikoje yra Čikagos. Ir jūs superkat, ar ne, pagal ir mes superkam pagal jų kainų indikaciją, nes į ten sueina visas pasiūlos paklausos indikacijos ir ten formuojasi ta matyfinė kaina, kuri jau tada, pavyzdžiui, Lietuvoje tai atsiskaičiuoja logistikos kaštai ir jinai jau tada atsiranda kaina žemėje, sakykime, kažkokiam tai rajone, Joniškio ar ten Panevėžio ir tada jau ta kaina mokama ūkininkam. Tai Lietuva, arba kitaip sakant, Europa, ji yra tikrai labai stipri grūdų auginime ir Europa apskritai yra viena didžiausių žemės ūkio produkcijos eksportuotojų irgi pasaulyje jau. Lietuva eksportuoja 4, 5, 6 milijonus tonų grūdų kasmet, o sunaudoja nepilnus 2 milijonus. Tai priklausomai čia nuo derliaus tas eksportas, bet, žodžiu, 2-3 kartus daugiau negu pati suvartoja, jinai eksportuoja. Ir pagrindinės eksporto šalis yra Pietų Europa, tai ten, kur neužauga, ten, kur jau per karšta. Žemės ūkis, ta gilėja prasme yra vanduo. Žemė ir vanduo. Turi būti ir žemės, ir vandens. Jeigu nėra vandens, viskas, nėra žemės ūkio. Tai Italijoje labai faina viskas, išskyrus tenai per karštą žemės ūkį. Ir jie nebegali užsiauginti taip pat Ispanijai. Užsiauginti tų pačių, kad ir kviečių. Ir ten yra labai puikiai rinka mums, Baltijos šalims ir kitoms, aišku, ir Lenkijai taip pačiai, ar tenai Lenkai nedaug eksportuoja. Šiaurės Afrika, kur yra šalia logistiškai per Viduržemio jūrą, ten irgi yra dykumas praktiškai. Stepės. Ir ten jie neužsiaugina, tas pats Egiptas, Tunisas, Marokas, visos šalis ir mūsų grūdai, Akola Group, kurie eksportuoja dešimtmečiais ir mes į tą šalis ir vežam. Į Egiptą, į Maroką, į Tunisą, į Saudo Arabiją miežius, pavyzdžiui. Tai paklausa pasiūla, čia labai svarbus dalykas yra tokia globalesnė, daug globalesnė negu vien Lietuvos ir tuo pačiu ūkininkas, čia toks truputį kreizimo, bet tas labai svarbu irgi. Ūkininkas jisai dalyvauja jau pasiūloj tokios globalios maisto pasiūlos visam projekte. Ir tada tie hektarai kažkur, ar ne, jie yra tam tikra prasme globalus. Taip ir yra. O kaip atrodo jūsų tinklas, su kiek maždaug, vis tiek tai yra kažkokios sutartys su ūkininkais, kurios jūs žinot, pasiskaičiuojat, kiek jūs susirinksit. Yra punktai, ar ne, kur... Yra tinklas elevatorių mūsų pačių, arba tenai nuomojamų. Tai mūsų prekybinė įmonė ir liko vadintis Linas Agro, ta, kuri dirba su ūkininkais, kaip ir vadinosi, taip ir liko. Grupė pakeitė Akola Group, žodžiu, kitos įmonės irgi atitinkamai kitaip vadinasi, bet žodžiu, Linas Agro, mes turėjom, man regis, 14 elevatorių ir turim juos. Ir po Kauno Grūdų įsigijimo, Kauno Grūdai irgi turėjo 14, bet 2 liko Kaune, tai žodžiu, apie 12 turbūt numigravo. Čia taip, aš per vieną galiu suklysti, bet taip maždaug. Ir žodžiu, dabar ten tų elevatorių tinklas Lietuvoje, Latvijoje yra netoli 30 elevatorių, kurie yra įvairiuose vietose, bet ir mes pirkome, statėm, sakykime, mano skyrius buvo atsakingas už elevatorių statybą mūsų Linas Agro įmoniai daug metų. Mes patys pastatėm visus elevatorius, mes nenaują elevatorių pirkom tik vieną Šiauliuose, Rekyvos. O šiaip visus mes pastatėm naujus. Ir statydom, aišku, toj zonoj, kur yra tos derlingos žemės. Tai sistema veikia taip, kad yra tie elevatoriai, ūkininkas dažniausiai tikrai neveža toliau negu 50 km. Čia visam pasaulyje taip yra. Tai žodžiu, elevatorius turi būti ten, kur ūkininkai. O yra jau kažkoks dydis ūkio, kur jau jūs net nuvažiuotumėt paimti? Dažniausiai ūkininkai patys atveža,
mes galim pasiūlyti nuomą, nu kaip sakyti, padėti išsinuomoti, bet ūkininkai paprastai patys atveža, nes jie tiesiog važiuoja, kaip mes sakom, tiesiai nuo kombaino. Kūlasi ir dalis atvažiuoja, didelė dalis atvažiuoja per patį derlių, tiesiai nuo kombaino, tiesiog tas traktorius ar automobilis, jisai iš lauko ir važiuoja tiesiai elevatorių. Ir jisai ten išsipila. Kurie ūkiai didesni, jie turi savo, sakykime, tokius mažesnius elevatorius. Tai kiek maždaug, kad taip įsivaizduočiau, Kauno Grūdų tam tinkle yra ūkininkų Lietuvos? Linas Agro gal daugiau, nes mes atskyrėm tas veiklas ir Kauno Grūdai liko maisto versle. O ir Linas Agros ūkininkas. Jo. Tai šiaip būdavo plius minus apie 5000 ūkininkų. Pas mus yra, sakykime, duomenų bazėje, pavadinkim taip, gal ne kasmet jie dirba su mumis, nes yra ir konkurentai, yra nuolat keičiasi ir kažkas galbūt trąšų pasiūlo pigiau. Tam versle dar labai svarbi dalis yra prekių pardavimas ūkininkams, ne tik grūdų supirkimas, tai mes prieš tai parduodam trąšas, sėklas, augalų apsaugos priemonės, kad jie galėtų užauginti, nu ir tada jau supirkinėjam derlių. Tai va taip vyksta ir tie, kas perka tas prekes, tai dažniausiai ir grūdus parduoda. Nors nebūtinai gali, kaip sakant, gavę geresnę kainą parduoti kažkam kitam. Tai va taip ir veikia. Mes turim, sakykime, elevatorių tinklą, turim prie elevatorių tinklo dar didesnį tinklą vadybininkų, kurie jau tiesiogiai bendrauja su ūkininkais, sudarinėja su jais sutartis. O jeigu aš pasistatyčiau elevatorių? Irgi galėčiau atskirai kažkur savo tam regione. Galėtumėt arba galėtumėt auginti nepasistačius elevatorių, tiesiog užauginti ir mums atvežti ir viskas. Bet sakykime, pabūt tarpininkų ir turėti, ar tada jum nuomoti elevatorių reikėtų, ne? Kad ten yra elevatorių, kurie ir nepriklausomi. Yra kurie tiesiog... 15 hektarų, ten nelabai dar miško dalis, tai, bet vat elevatorius tilptų ir jeigu apylinkė susirenka... Yra elevatorių, kurie yra nepriklausomi, nors jų mažėja, atvirai šnekant mažėja, visgi sistemoje daug stipriau jie dirba. Ir mes, ir vat, mūsų, sakysim, skandinaviškai kolegos, tenai Baltic Agro, Skandagra, nu jie visi, kaip sakant, vis tiek tas elevatoriai kažkaip integruojasi. Agrokoncernas, lietuviški kolegos, bet yra ir nepriklausomų tokių, kurie toj vietoj stovi, kai kurie iš jų patys supirkinėja, kai kurie tiesiog išnuomoja talpas ir vis tiek tiems, kurie vat, labiau integruotos įmonės yra. Ir ta sistema sukasi labai gerai, vat, jį yra įpratus, taip, jau čia dešimtmečiai susiklostė, ūkininkai augina, jie perka iš kažko prekes, jie jau maždaug jaučia, su kuo dėrėsis dėl grūdų pardavimo, ateina derlius, jie susideri, grūdai važiuoja į elevatorius, tada jie ten kaupiasi ir va čia labai svarbi yra tokia logistikos dalis, jau kurią tikrai tik įmonės kol kas gali padaryti, arba dideli kooperatyvai. Čia svarbus dar dalykas yra kooperacija, nes kooperatyvai irgi tampa tokiom, nu kaip ir tokiam integruotom įmonėm, kas irgi labai gerai ir taip visam pasaulyje yra. Nu va, ir tada jau per Klaipėdos uostą arba per Latvijos uostus jau atvažiuoja didieji laivai, kurie jau išveža tos grūdus arba į Ispaniją, arba Italiją, arba tenai, sakykime, į Afriką ir taip toliau. Tai va čia dar ta logistinė grandis, kuri irgi labai svarbi šitam visam dalykė, tarptautiniai prekyboj grūdų žaliavų, visų agro žaliavų. Ir va ta čia irgi yra mūsų darbo dalis. Priminsiu, kad nuspręsti, kur nukreipti savo laisvas lėšas, jums gali padėti nekilnojamo turto ir investavimo ekspertai iš Let's Invest. Norit prisijungti prie investuotojų klubo? Let's Invest tinklalapį rasite komentarų skiltyje. Let's Invest. Uždirba žmonės, o ne bankai. Kiek maždaug vidutiniškai iš hektaro mūsų ūkininkai uždirba? Yra 200 eurų ten 10 pavyzdžiui, o prieš metus buvo 300. Tie, kas pardavė šiandieninį derlių, kuris jau prasidės neužilgo, prieš metus tie laimėjo. Taip rizikuoti yra labai sudėtinga, nes čia praktiškai kazino. Apie kokias investicijas kalbam, visur prieinam prie kokio nors kazino. Kazino, toks truputį. Efekto kažkokio. Bet tas kazino efektas mes visiems sakom ir mes patys tą darom. Esmė, kad tu niekad nežinai, kaip įvyks. Tikrai žinau kelis atvejus, geri ūkininkai ir gavę gerus derlius neuždirba, nes jie blogai nupirko ir blogai pardavė. O jūs asmeniškai investuojat? Investuoju šiaip, bet į tokius stabilesnius įrankius. Kas yra stabilesnis įrankis? Tokie, kur pačiam mažiau galvoti reikia.
čia aišku bus turbūt primestai, įsivaizduokim, kad yra labai gerai veikiantis didelis ūkis, kiek maždaug vidutiniškai iš hektaro mūsų ūkininkai uždirba ir skirtingus dalykus gal auginantis. Va, čia ta klausimas toks sudėtinis, jis yra sudėtinis, jis ir sudėtingas, ir sudėtinis, nes priklauso nuo kelių faktorių, kurių nuolat kinta. Net auginant tą patį dalyką, pavyzdžiui, imkim kviečius, kad būtų paprasčiau, skirtingose rajonuose yra skirtingo derlingumo žemės, kaip jau kalbėjom. Tai sakykime, derlingumas yra kritiškai svarbus. Nes tavo pelnas iš hektaro bus vienas, jeigu tu užauginsi 5 tonas iš hektaro, o visiškai kitas, jeigu užauginsim 9 tonas iš hektaro. Ir mes turim ūkių, kuris pernai mūsų Lukšių bendrovė Šakių rajone užaugino, vidurkis buvo 9 tonos kviečių iš hektaro. Tai čia yra daug ir automatiškai, kuo daugiau tonų iš hektaro gaunam, tuo mažesnė 1 tono savikaina. Tai vadinasi, jo savikaina mažesnė ir natūraliai pelnas didesnis. Tai vat, derlingumas yra labai labai svarbus faktorius. Antras labai svarbus faktorius yra komercija. Ir čia vat, tikrai visi mes mokomės ir daug padarom klaidų ir dideli ir maži. Labai svarbu, kadangi kainos nuolat kinta. Biržinės kainos yra grūdų ir jos tai kyla, tai krenta. Nuo įvairiausių faktorių priklauso. Tai labai svarbu, kada tu parduodi tos grūdus. Nes tuos 12 mėnesių, kol grūdai auga, vat, jeigu žemynus pasiėm rugsėjį, tai rugpjūtį tenai derlius ar ten Liepos pabaigoje, rugpjūtį turbūt, tai praktiškai visi metai jie auga ir turi 12 mėnesių, tai kada tu pataikai parduoti? Nes ta kaina gali pasikeisti 50%. Ir vat, jeigu paimti šiuos metus, va dabar kviečių kaina Matyfė turbūt yra 200 eurų, ten 10 pavyzdžiui, apie, o prieš metus buvo 300. 100 eurų daugiau. Ir tie, kas pardavė anksčiau grūdus, nes įmanoma parduoti dar nenuimtą derlių. Dar toks yra niuansas. Jo, derlius dar neužaugo, bet tu jau pardavai. Bet įsipareigoji, ta prasme, ir jeigu tu galvoji, kad kaina kris, tai va tu, sakykime, parduodi anksčiau ir va tie, kas pardavė šiandieninį derlių, va, kuris jau prasidės neužilgo, prieš metus tie laimėjo, akivaizdžiai, nes kaina nukrito. Taip rizikuoti yra labai sudėtinga, nes čia praktiškai kazino. Visose, atrodo, čia apie kokias be investicijas kalbam, visur prieinam prie kokio nors kazino. Kazino, toks truputį. Efekto kažkokio. Bet tas kazino efektas, mes visiems sakom, ir mes patys tą darom. Mes savo 20 000 hektarų privalingai esam prisivertę laikytis auksinės taisyklės, kad mes skaidom riziką ir mes nelaukiam geriausių kainų, o mes tiesiog pardavinėjom dalimis. Sakykime, ten trečdalį iki naujų metų, ten trečdalį iki tenai pirmo ketvirčio, trečdalį per derlių, sakykime, ar ne, tam, kad išskaidyti riziką ir kad gauti vidurkį. Tas labai pasiteisina, kai sakykime, yra tenai kylanti rinka, nes tu tikrai pasigauni to upside'o vadinamo daugiau, gal mažiau pasiteisina, kai krentanti, bet esmė, kad tu niekad nežinai. Tu niekad nežinai, kaip įvyks. Ir jeigu tu sėdi ir lauki, kad ir turėdamas 9 tonų derlių ar 10 tonų derlių, kuris atrodytų jau tau garantuoja pelną, jeigu tu sėdi, lauki kainų ir galvoji, kad atspėsi, tu labai rizikuoji. Ir lygiai taip pat yra su nuperkamom prekiam dar prieš derlių, nes tu pirkdamas trąšas, pavyzdžiui, kurios sudaro didžiausią dalį savikainoje, tu turi labai pataikyti irgi su tą kainą, nes trąšų kaina irgi kinta. Jinai kinta dažnai kartu su energetikos kaina, su dujų, nes azoto trąšas, sakykime, gaminamas iš dujų. Taip yra. Ir tų dujų, pamenat, per paskutinius 2 metus, kokie buvo šuoliai dujų kainų. Neįtikėtini. Daugeliu atveju sunkiai paaiškinami. Karas, va tokie įvykiai, kurie visiškai neplanuoti, jie daro didžiulį įtaką. O jūs patys, kaip Linas Agro, gali daryti įtaką, bent kažkokią turi? Ne. Visai neturit? Ne. Mes tikrai globalių rinkų neįtakojam, nei energetinių, nei grūdų kol kas. Gal kažkada įtakosim? Ne, tikrai ne. Bet mes tas verslas žaliavų apskritai yra rizikos valdymo verslas. Logistikos ir rizikos valdymo.
Tai vat rizika turi būti iš tikrųjų kainodaros, rizika finansavimuose, ta prasme, kad kaštai būtų, ir logistika yra labai svarbi, nes turi būti, va ten jau atsiranda labai didelė įtaka tam versle kiekių. Čia va tas scale of economy labai svarbus. Todėl ir tie laivai atplaukia po 60-50 tūkstančių tonų dideli, nes tiek vežti labiau apsimoka negu mažesniais laivais ir taip toliau. Tai žodžiu, bet tiek, kad sukauptum tokius kiekius, turi būti labai dideli pajėgumai uoste. Tada tie partneriai, tos mūsų krovos kompanijos, jos kokios šaunės ir kaip užaugo, vat, ir Klasko, ir Bega, ar tenai, visos, to prasme, ir su juo mes ir dirbam, ir jie gali sukaupti tos kiekius ir pakrauti tos didžiausius laivus pasaulyje, ir jie gali išplaukti, ir žodžiu, tada irgi atsiranda šansas uždirbti. Tai gal skamba sudėtingai, bet šiaip, kai darai antrą, trečią kartą, viskas tvarkoja, viskas suprantama labiau ir nėra čia labai sudėtinga. Bet vat, pabaigiant apie tą pelningumą, tai labai dar, vat, kaip ir šnekam, svarbu, už kiek tu nupirkai ir dar pardavai. Be to derlingumo dar vat, tas labai svarbu. Ir yra tikrai, žinau, aibė, gal ne aibė, bet tikrai, žinau, kelis atvejus vat, šiais metais, kur tikrai geri ūkininkai ir gavę gerus derlius neuždirba, nes jie blogai nupirko ir blogai pardavė. Ir va čia, va tai būna. Va, tokia visiškai atvira rizika. Pirkdami pirko skubėjo turbūt tas trąšas galvodami, kad jos dar kils, o jos realiai pradėjo kristi. O grūdus laikė jau krentančiai rinkui, laikė nepardavinė, nes galvoja, kad jie, kaip sakant, sustos kritimas ir pradės kilti kainą, o jie niekad nebekilo. Ir nebuvo jokių priežasčių makro jai kilti. Ir va taip gavos, kad nupirko labai brangiai, o pardavė labai pigiai. Derlių vidurį padarė gerai, patį žemės ūkį padarė gerai, derlingumą gavo gerą, o tie dalykai jie padarė tą veiklą, sakykime, nepelningą. Tai va toks yra, jo. Kur galvoji, kad bus taip viskas užtikrinta, žemės ūkis turėtų būti kaip susitariai, taip 5 metus apsibrėžęs planą ir bet važiuoji. Bet žinokit, grįžtant prie žemės, tai vat, jeigu pasyvus esi investuotojas ir tu perki žemę, investuoji į žemės ūkio paskirties žemę, ir fondai dabar pradeda investuoti. Ne tik yra didelės šeimos Europoje, Skandinavijoje, didžiulių korporacijų šeimos, kurios turi pinigų tenai, Tetrapakų, vat, visa šeima kaip pavyzdys, jie tiesiog didžiulius fondus milijardinius skiria investuoti žemę visam pasauliu. Ir Lietuvoje tame tarp, ir Australijoje, Zelandijoje perka žemės, vat, kur pieno pramonė labai išvystyta, taip toliau. Nes tu investuoji į žemės su 2 tikslais. Vienas yra pats kainos kilimas, o antras yra nuoma. Tai va tada nuoma, tai yra daug labiau stabilus dalykas, ir jeigu jūsų žemės yra ten, kur yra ūkis, stiprus ūkis, ar žemės ūkio bendrovė, kas bebūtų, tai nuomos sutartis, ji galioja prie gerų ar blogų metų, labai retai ten ūkininkai jas nutraukinėja, sakykim, ir nuoma tai yra jau tikrai tos pajamos, kurios tu gauni kasmet. Jau bet kas gali gauti kasmet tas pajamas, jos nuomos kaina irgi tarp kitko kyla kartu su žemės kaina. Tas yildas vadinamas ir nekilnojamo turto, jeigu diskutavot su investuotojais, tai ten tą yildą, tai ten ant to yildo viskas pastatyta, ta visa jų visa filosofija ir kalkuliacija, tai tas yildas tai nėra toks aukštas kaip nekilnojamam turte, nes nekilnojamo turto, tiesiog, kaip sakyti, galimybės nuomotis brangiau yra didesnės. Tai yra įmonės, yra ofisai, yra tenai taip toliau. Ūkininkas tiek negali uždirbti, kad taip, bet, sakykime, paprastai šnekant, jeigu tenai komercinių patalpų ta nuomos pajamos gali būti tenai 7, 8, 9, ten gal 10% nuo vertės per metus, tai žemės ūkio paskirties žemė tenai gali būti 3-4%. Nes daugiau jau labai kerta tikrai per pajamas tų pačių ūkininkų. Bet tos pajamos nuomos yra ir jos turėtų būti vertinamos kartu su ta žemės planuojama, norima žemės vertės didėjimu. Tai va, tai yra du šaltiniai pajamų. Short ir long. Tai short term yra nuoma, o long term yra tas appreciation, brangimas. O jūs asmeniškai jau ne kaip įmonės atstovas investuojat?
Aš labai nedaug dabar neinvestuoju, bet aš investuoju, sakykim taip, kažkiek, gal ne tiek daug, kiek norėtųsi. Va, anksčiau gal daugiau investuodavau, dabar taip labiau į tokius, investuoju šiaip, bet į tokius stabilesnius įrankius, taip sakykime. Kas yra stabilesnis įrankis? Visokie investiciniai, bet pas mane yra finansiniai, tai investiciniai visokie draudimai, fondai, va tokie, kur pačiam mažiau galvoti reikia. Dabar ir roboto fondą tokį investavau, pažiūrėsim, kaip robotai sustvarkys, ar geriau negu žmonių investuotojai. Tai investicija į žemės ūkį toks stabilus, nelabai gal staigiai atsiperkantis, taip, bet grąža gali būti stabili. Taip. Ir taip, žemės daugiau pas mus vis tiek. Žemės nebus ir Lietuva yra tikrai žemės ūkio šalis ir maisto pramonės. Ir čia metai truputį skiriasi, bet jeigu paimti pirminę žemės ūkio gamybą kartu su maisto pramonė, tai yra didžiausias ekonomikos sektorius Lietuvoje. Ta labai daug kas, kaip pasakyti, nepastebi. Bet iš tikrųjų taip yra. Ir tai yra gerai. Tai yra gėris, nes ir USA, Jungtinės Amerikos valstijos, maisto eksportas yra 4., 5. Amerikos. Neįtikėtina, bet taip yra. Žodžiu, šalia finansų, šalia karinių tų visų eksportų, šalia dar kažko, pramogų, viso to yra maisto pramonė. Europa irgi eksportuoja maisto produktų, man regis, už 60 milijardų eurų. Tai va, tai mes gal truputį irgi esam save šiek tiek, kaip pasakyti, per daug kaltinę ar barę anksčiau, kad bėkim nuo tų tradicinių ekonomikų, ar ne, bėkim į tą naują. Ir reikia tą daryti tikrai kažkaip ir patys dabar jau daugiau patirties visi mes turim. Matom, kad ir to naujo ne visada gerai gaunas ir ne visada įvyksta. Kartais neįvyksta tai, kas atrodo tikrai turi įvykti. Bet viskas pasikeičia ir viskas. O tos tradicinės, jos nebūtinai yra blogas. Jos kaip tik yra, pavyzdžiui, maisto pramonėje Lietuvoje dirba 40 000 darbuotojų. Įsivaizduokit, tai mažiausiai 40 000 šeimų. Reiškia, yra vienaip ar kitaip susijus su maisto pramonė, tai čia be pirminės žemės ūkio gamybos. Kur mes turim ten keliasdešimt tūkstančių ūkininkų. Tai stabilumas dar yra ir tame, kad mes esam iš tikrųjų maistą gaminanti šalis, perdirbanti, eksportuojanti ir mūsų tos perspektyvos maisto pramonėje, aš sakyčiau, tikrai yra neblogos, nes Europa didžiąja dalimi po truputį grįžta iš maisto gamybos Azijoje, kur buvo išėję dešimtmečiais, ir visi vadovėliai buvo parašyti prieš 20-30 metų, kad jeigu tu neturi gamybos ten Kinijoje, tai jau ten loseris ir taip toliau. Blogas vadovas, prastas. O iš tikrųjų, kam gaminti maisto produktą, kurį puikiausiai čia gali pasigaminti, ten ir vežti per pusę pasaulio, per 80 000 kilometrų transportuoti, net neskaičiuojant kol kas CO2 emisijų, bet šiaip. Sveiko proto mąstant, nėra prasmės. Ir didžiosios maisto kompanijos, su kuriuo mes bendraujam, tą sako, Europos. Jos sako, mes nebenorim ten gaminti, mes norim, kad būtų vietinis. Europiečiai, kai sako vietinis, jie turi minty pagamintą Europoje. Mes, kai sakom vietinis, mums atrodo, turi būti kupiški pagaminti. Europiečiai, kai sako, Europoje. Va, tai čia irgi didelė galimybė Baltijos šalių maisto pramoniai, kadangi Europos rinka yra 500 milijardo žmonių. Pabaigai pažaiskim, man šiaip tai matau, kad ir užgaišom, bet visai smagu, įdomu, tikiuosi visiems irgi įdomu paklausyti ir daug ką gero išgirdo. Esat kažkada minėjęs Bostono matricą, tai pažaiskim ją su Akola Group ir tuo, ką gaminat. Gerai. Kas dabar pas jūs yra tos laukinės katės? Ką mes ten turim, laukinės katės, šunys, žvaigždės ir cash cow. Cash cow. Cash cow. Tai kas yra Akolos cash cow? Ir kas laukinė katė su potencialu tapt žvaigždė? Jeigu nepaslaptis. Ne, tai galim pagalvoti, kartu pagalvokim. Tai iš tikrųjų cash cow tai veikla, kas yra cash cow? Tai yra veikla, kuri yra užaugusi, kuri šiai dienai yra pelninga ir kuri turi, sakykime, augimo galimybės ribotas, ar ne?
Nu tai va, tai tada tu, kaip sakant, ją kapitalizuoji. Tai iš esmės, jeigu mūsų veikloje pažiūrėti, tai turbūt būtų visgi žemės ūkio ta veikla mūsų, nes mes turim tos 20 000 hektarų, jie tikrai labai geri ūkiai, vieni geriausių ūkių Lietuvoje. Visada tenai top trejetukė renkamų geriausių ūkių pieno, 2 mūsų bendrovės yra iš 3. Va, bet mes plėsti ten kaip ir nelabai planuojam ir jeigu plėstumėm gal ne taip sparčiai, tai va, tai pavyzdžiui, žemės ūkio veikla. Viena. Tada turbūt galima būtų sakyti iš dalies, kad ir va ta grūdų veikla su ūkininkais, ar ne, ir prekių pardavimo irgi yra tam tikra prasme cash cow, nes augti mes Baltijos šalyse irgi sunkiai galim. Nes mūsų rinkos dalis ir taip jau yra tenai 30%, gal kai kur ir daugiau. Ir žemės yra kiek yra, kaip jūs sakėt. O mes kitose šalyse tokios veiklos neturim, nei Lenkijoje, nei Skandinavijoje, nei kažkur kitur. Tai va sakyčiau irgi, va, daugiau link to, kad toks labiau keška. O ta laukinė katė? O va, kas tikrai gali augti ir plėstis, tai sakyčiau tos maisto mūsų veiklos, tai Kauno grūdai, su maistiniais ir nemaistiniais verslais. Maistiniai tai jau kalbėjom visą Europą ir tikrai mes tų gamyklų statom 3 per 1 metus, ta prasme, siaubas, aš nežinau, paskui siaubas gerai, džiaugsmas. Nežinau, gerai, iš tikrųjų su komanda kalbėjom prieš pradedant, kad, skaudės 1 metus, bet paskui ateis laimė. Tai va dabar skauda, laukiam tos laimės, nes ateis tada, kai jau bus pastatyta ir bus viskas liuks. Va, tai ten tikrai yra žvaigždė, ta prasme, matricoje, nes galimybė yra tik augti. Į rinką, kaip minėjom, 500 milijardo gyventojų ir daug didėjanti ir pati turtingiausia, sakykime, gyventojų grupė pasaulyje, Europos Sąjunga, kaip bebūtų. Su nemaistiniais Kaune irgi mes labai turim daug gerų planų, kuriuos informuosim, kai jau subrėsim, suskaičiuosim, bet ten irgi tikrai matos augimas, tai vat Kauno grūdai, sakyčiau, tikrai yra žvaigždė. Ir paukštynai, tam tikra prasme tikrai yra žvaigždė, nes paukštynai yra pas mus grupėje, vat, pamiršom paminėti, Kiekavos Latvijoje ir Vilniaus Kaišiadorių Lietuvoje. Ir paukštynai eksportuoja 50-70% savo produkcijos į įvairias šalis. Ir į Europą, ir Skandinaviją labai, Skandinaviją mes stipriai eksportuojam, ir į tolimą šalis Aziją. Tai ten, kadangi vat, vėlgi yra eksportas, tai ten augimo potencialas irgi yra. Gamybos prasme gal ne tiek, nes gamybinė prasme mes esam kai kur netoli miestų ir čia istoriškai tiesiog jau, kadangi tiem paukštynam ten po 60 metų, ten tada kai statė, nebuvo miestų, dabar jau miestai truputį artėja, tai va, bet veiklos prasme, tai ten tikrai galima augti ir būti tam tikra irgi žvaigždė, sakykim taip. Va, yra veiklos, kurios orientuotos į vidinės rinkas, tai vat mūsų tos vidinės, kaip mes esam vieni didesnių traktorių kombainų pardavėjai, pavyzdžiui, ar ne, Baltijos šalyse, tai ten tokio didelio augimo, turbūt sudėtingiau būtų matyti vien dėl tų šalių dydžio, nes mes esam tikrai, Baltijos šalis nesam dideli. Tai žodžiu, turim ir tokių, visokių, tai vat ir turim ir žvaigždžių, ir cash cow, ir žodžiu, visokių turim veiklų, tam tikram balanse esam, kaip grupė iš tikrųjų. Tai aš ir palinkėsiu, kad kuo daugiau laukinių kačių taptų žvaigždėm, kurias pavyktų paversti tom cash cows, kol sekasi lietuviams, Linas Agro, kol sekasi Kauno grūdams, sekasi ir Lietuvos ūkininkam. Ir žemė gal ir netokia greitai atsiperkanti investicija, bet gera, ane? Galim priimti tokį sprendimą, kad čia užtikrinta investicija, o ką su ją daryti galima bus sugalvoti. Arba išnuomoti. Paimsit, jeigu ką. Taip. Ačiū. Ačiū Jums, Dėkui. ačiū, labai dėkui. Ačiū. Taip pat ačiū 35 į pensiją partneriui, nekilnojamo turto ir investavimo ekspertams iš Let's Invest. Daugiau informacijos rasite letsinvest.eu. Iki. Let's Invest. Uždirba žmonės, o ne bankai.